Sveiki, brangieji. Malonu tikrai būti jūsų tarpe. Visada, kada atvažiuoju į Mažeikius, ta pirma dalis tarnavimo labai šlovinga, galinga. Ačiū Dievui išlovintojams, kurie tikrai taip nuostabiai garbinate viešpatį už tas naujas giesmės, kuriuose yra ta senoji tiesa, ar ne? Naujos giesmės, senas apreiškimas, jau taip galima sakyti. Jis yra, ačiū Dievui, viešpats tikrai nuostabus yra. Ir aš taip pagalvoju, kad viešpats paruošė šiek tiek tą temą, kurią aš ruošiausi kalbėti. Ir aš taip galvoju, šią sesę pradėjau kalbėti irgi prieš aukojimą, kai ką užsirašiau savo irgi. Iš tikrųjų, nuostabus viešpats yra mūsų. Tikrai tas palyginimas, aš tą istoriją girdėjau apie ilgas rankas, bet kažkaip tai šiandien prisiminiau, galvoju, iš tikrųjų, aš noriu jums palinkėti, kad jūsų rankos taip išaugtų, kad pasiektų Skuodą ir Įlakius, čia Ventą, kur šias pravažiavau dar. Yra daug vietų, jo. Akmenė, jo, yra vietos, kur iš tikrųjų aš važiuoju dabar ryte, kaip tik žmonės eina į bažnyčią, katalikų bažnyčią, ačiū Dievui, kad yra ten. Tai žmonės gali nueiti kažkur, bet labai norėtųsi, kad evangeliška bažnyčia irgi būtų kiekvienoje vietoje. Ir tas, kur mes giedojam, kad viešpaties yra mano herojus, mano pasididžiavimas, mano troškimas, jo valią įvykdyti, taip tikrai norėtųsi, kad tas, žinot, kartais būna, mes bažnyčioje labai stipriai susikoncentruojam į bažnyčią, į mūsų vidinį gyvenimą ir mes, aišku, viešpats yra maloningas, viešpats gailestingas ir viešpats atsako į mūsų poreikius, patarnauja mums, mes meldžiamės dėl sveikatos, dėl išgydymo, dėl kitų dalykų, vienas už kitą meldžiamės, viskas yra savo vietoje, bet aš norėčiau priminti tą pagrindinę bažnyčios užduotį, dėl kurios jis paliko ją šitam pasauliui. Kaip sesė paminėjo Kristaus maldą, jo, kuris sako, viešpat, tėve, aš juos palieku čia. Aš juos čia palieku. Jie pasilieka ne tam šiaip savo, jie pasilieka su konkrečia užduotimi. Viešpats yra mūsų nuostabus, jis yra vadovas, jisai galva savo bažnyčios ir jisai rūpinasi, kad bažnyčia atliktų savo misiją, savo pašaukimą. Ir kažkaip tai man nuskambėjo dar vienas žodis, aš norėčiau prieš pradedant kalbėti, apie tai norėčiau kalbėti jums paskaityti tą vietą Romiečiams 8:28, tikriausiai jūs irgi ją dažnai girdite, cituojate, Romiečiams 8:28. Mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslų pašauktiesiems. Mylintiems Dievą viskas išeina į gerą, būtent jo tikslų pašauktiesiems. Mes pabendravom su pastoriumi dar prieš pamaldas ir aš taip apsidžiaugiau, kada girdėjau jo tą tikėjimą, išpažinimą, viešpaties pergalę ir kaip jisai taip pasakė šitą žodį, kad tikėjimas turi būti aktyvus. Nestebėtojas, kas vyksta, bet tikėjimas iš tikrųjų pasireiškia tame, iš tikrųjų, kad jisai veikia, jisai reaguoja į tai, kas vyksta aplinkui. Ir tikėjimas motyvuoja mus ir melstis, ir užtarti, kovoti kovas dvasinės ir eiti ten, kur viešpats mus kviečia. Todėl aš žinau biškutį istoriją jūsų bažnyčios, dar nuo pradžios, kai buvo pastorius Eugenijus ir bandymai skelbti Evangeliją kitose vietose ir jinai nelabai sekėsi tas dalykas. Žinau, kad buvo toks tam tikras nusivylimas, bet kažkodėl tai aš norėčiau, kad jūs vėl pabūstumėt. Ar ne? Taip, iš tikrųjų, tai yra labai svarbu. Ačiū Dievui, kad bažnyčia viešpats išsaugojo bažnyčią čia Mažeikiuose. Ačiū Dievui. Jūs čia esate, ačiū Dievui už tarnavimus, ačiū Dievui už pastorių, už tarnautojus, kurie čia yra, bet iš tikrųjų, sakysim, galutinis arba pagrindinis tikslas visą laiką turėtų būti prieš mūsų akis, ne? Tas pagrindinis tikslas, dėl ko mes esame čia. Ir todėl Jėzus sako tokius žodžius, Mato Evangelijų 28, 18-20. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo, man duota visa valdžia, danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant Tėvo ir Sūnaus iš Šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Štai yra Kristaus vadinamas didysis paliepimas, kuris paliktas savo mokiniams. Ir aš tiesiog norėčiau šiandien pažiūrėti į
į tos misijos arba paliepimo vykdymą ir jeigu būtų galima su jumis kartu, mes praeitume biškutį per Apaštalų darbų knygą. Grįždamas biškutį atgal, aš norėčiau dar pasakyti, to, ko mes prašome kartais viešpaties, meldžiame tų stebuklų, tų ženklų viešpaties, kad Dievas galingai pasireikštų, apreikštų savo šlovę mūsų tarpe. Brangieji, Dievo šlovė apsireiškia ten, kur jo žmonės vykdo jo valią. Amen? Kaip šiandien paminėta, buvo man, bet ne tam esi gimęs į šį pasaulį, kad būtų tau. Vakar mūsų aplankė dukra ir taip įdomiai buvo pasiklausyti jos, taip, norėjom biškutį padušam pagalvoti rusiškai, sakoma, jo, norėtųsi, kad, atsiversti, žinot, yra daug dalykų, kada artimieji žmonės, mes pastoviai gyvenam, bendraujame su kitais, ten visokiausių dalykų išlenda, ten kokių nors, galima sakyti, net įsižeidimų ir gali būti, pretenzijų kažkokių tai svajonių, troškimų, kurių neišsipildė žmogaus gyvenime ir kaltininkų irgi gali būti ir atrandam kaltininkų. Dažniausiai kalti būna artimieji, vaikams tėvai, tėvams vaikai, ten, tokie dalykai, žinote, yra mūsų šeimose tokie dalykai vyksta, jo, visą laiką. Kažko tai mes tikėjomės, bet mes negavome, mes norėjome, bet mums nedavė. Aš norėjau to, bet tėvai mane privertė daryti tą, reiškia, tai visokiausių tokių dalykų, žinot, kaip ir pagalvojus. Aš savo gyvenimą irgi žiūriu, šiek tiek taip įdomiai buvo pažiūrėti gyvenimą. Manau, kad sveika pažiūrėti atgal, kaip tavo gyvenime buvo. Ir tuo metu, kada tu ėjai per tos, galima, gyvenimo iššūkius, tam tikras etapus savo gyvenimą, tuo metu, kada tu esi tame etape, labai sunku pagauti arba suprasti, kam viskas vyksta. Jeigu tu, pavyzdžiui, susirgai, arba praradai darbą, arba problema šeimoje, su sutuoktinių problemų konfliktas, tuo metu, kada tu esi to įtampoje, tam spaudimu, tuo metu labai sunku susigaudyti, kas čia vyksta. Kodėl labai svarbu, kada šalia yra žmonės, kurie patarnauja, kaip svarbu būti bažnyčioje. Jeigu tu esi vienas, pavojinga padėtis, pavojinga situacija, jeigu tu esi vienas. Jeigu tu pasitraukia iš bažnyčios, tu nevertini bažnyčios svarbos savo gyvenime, žinok, brangusis, kada pakliusi į bėdą, bus labai sunku. Ir velnias gali labai lengvai sudoroti tą, kuris vienas yra. Čia tarp kitko, aš iš šono biškutinai jau. Bet čia noriu pasakyti tas, kas yra svarbu mūsų gyvenime, kad sveika pažiūrėti atgal. Pažiūrėti atgal ir įvertinti tai, kaip buvo. Kodėl Dievas sakė Izraelitams, nepamirškite. Nepamirškite, kai eisite į pažadėtą žemę, nepamirškite, kas jūs čia atvedė. Nepamirškite tos vergijos į Egiptę, nepamirškite. Ir kaip Dievas stebuklingų būdų išvedė jūs. Ir visos tos šventės, kurios buvo Dievo įsakytos, lieptos, jiems buvo visos tos šventės susietos su to išgelbėjimu, išganimu, su Dievo veikimu jų gyvenime, kad jie to nepamirštų. Ir tas yra labai svarbu, kad mes, kada pažiūrim atgal, mes įvertinam ir pamatom, ką Dievas darė. Koks buvo viešpaties troškimas. Vienas dalykas, ko aš norėjau, o ką darė viešpats. Kaip, pavyzdžiui, mes savo šeimose, vaikai, pavyzdžiui, nori to, antro, trečio, ketvirto, bet tėvai visko neduoda, ką vaikai nori. Ar ne? Jeigu tėvai, yra tokie tėvai šiandien, yra tokių situacijų, pavyzdžių, aš žiūriu, vaikas gimė, dingo žmonės. Bažnyčioje nėra tarnavime, nėra, vaikas gimė. Taip ir sako, čia yra mūsų princas. Taip ir pasakė tiesiai. Ir žiūri, kad jie šokinėja aplinkui tą princą. Ir ką jisai nori, tą jie daro. Jisai nenori ten būti. Jisai atėjo į bažnyčią, sako, man nusibodo. Jie išvažiavo su vaikučiu iš bažnyčios, nes vaikui neįdomu. Ir tokie dalykai vyksta. Tėvai tarnauja savo vaikams. Didžiausia nesąmonė, kurią galima būtų padaryti. Jo savo gyvenimą. Sugadinti gyvenimą savo vaikui ir savo patiems. Taigi, Dievas, mūsų tėvas, nuostabusis viešpats. Išmintingiausias, mylintis labiausiai už visais kitus, jo, taip pamilo mus, kad atidavė savo gyvybę, su brangiausiai, ką turėjo savo sūnų, pasitikėsime mūsų dangiškojo tėvu, kad jisai tikrai turi konkretų planą tavo ir mano gyvenime. Sako, viešpats, aš noriu, kad tu gyventum. Aš noriu, kad tu klestėtum. Aš noriu, kad tu būtum mano sūnus, kad tu būtum mano atstovas, tu būtum mano atvaizdas šitam pasauliui. Turi atspindėti Jėzų Kristų, jo. Ir tas mūsų tikslas – keistis į jo atvaizdą tam, kad žmonės matytų viešpatį mumyse. Ne mes esam viešpačiai, bet viešpats mumyse. Aš numiriau tam, kad Jėzus manyje gyventų, taip?
Ir tas yra labai svarbus dalykas, kad gal pažiūrėti tą dalyką, aš norėjau galbūt dar kartą grįžti į tą mintį, kad viešpats pasireiškia ten, kur bažnyčia atlieka savo misiją. Kur tie ženklai ir stebuklai, kur tie darbai viešpaties. O ten, kai tu eini, darai jo darbus, ženklai lydi. Kai tu vykdai jo valią, ten vyksta stebuklai, ten vyksta išgydymai, prisikėlimai iš mirusių, ten vyksta dalykai, kada tu eini ir vykdai viešpaties valią. Nes ženklai neduoti tam stebuklai, tam, kad tu gerai gyventum, kad Dievas tave aprūpintų ir kad tu nieko nedarydamas galėtum čia gyventi kaip ponas, ar ne? Ir viskas tau krenta iš dangaus, o tu tik tai gauni ir naudoji. Taigi, Jėzus paliko savo tą užduotį, tokia įdomi, nuskambėjo. Ta užduotis, žinote, kiek buvo tada mokinių su Jėzumi Kristumi? 11, ne? Liko 11. Po Kristaus prisikėlimo. Iš tos žodžius jiems pasakė. Dabar galiu įsivaizduoti, kaip tai viešpatie tu, taip tokia užduotį. Eikite po visą pasaulį, skelbkite Evangeliją visoms tautoms ir darykite mano mokiniais. Ir šitie 11 žmonių, ką jie galite padaryti per visą pasaulį. Taip, pirma reakcija, viešpatie, ką aš galiu? Viešpatie, taigi mes tokie maži, ką mes turim? Mes turime sąskaitoj bankį, ten 2000 eurų jo, ir vos galų suvedam čia kažkaip tai tvarkomės. Apie ką tu viešpatie kalbi? Kad mes eitumėm, kad mes darytumėm, kad mes skelbtumėm. Ir pirma reakcija, paskaičiuoji savo resursus ir aišku, depresija tave užpuola ir tu nieko nedarai. Ja? O ką šitie žmonės, šitie bažnyčiai? Keistoliai tokie susirinkę jiems. Taip. Pažiūrėkit, kas jūs esate, jo, Paulius sako. Kas jūs tokie esate? Nedaug iš jūsų išmintingų, protingų, ten, sakysim, turtingų, žinomų šitam pasaulyje. Kas jūs esate, sako, pažiūrėkite į save. Jeigu pažiūrėsi į save ir į savo galimybės, pasakysi viešpatie, aš tikrai nieko negaliu. O to labiau, jeigu tu paprašytum tam manęs, ten, sakysim, nueiti į parduotuvę, nupirkti ten kažko tai maistą, nunešti kažkokiam žmogui, tai realu. Bet dabar ta užduotį, kurią tu viešpatie duodi, tikrai jinai nereali. Jinai tikrai ją nerealu įvykdyti. Ar ne? Didžiausia nesąmonė būtų 11 žmonių pasiekti visą pasaulį su Evangelija. Todėl viešpats duoda užduotį, jisai žino, kad mes jos neįvykdysim, nes tai užduotis yra viešpaties, ne mūsų. Ir jisai pasirūpina to, kad mes galėtume įvykdyti, jisai suteikė resursus. Kitoje vietoje Jėzus sako mokiniams, pažiūrėkite, sako, jau pjūtis paruošta, bet darbininkų, sako, labai mažai. Prašykite, kad Dievas, kad pjūties šeimininkas siūstų darbininkus. Prašykite, kad pjūties šeimininkas siūstų darbininkus. Ir tam įdomu, Mato 9 skyriui pabaigoje apie tai kalbama, Mato 10 skyriuje, pačioj pradžioj, prašyta Jėzus juos nusiuntė. Ir jis juos nusintė skelbti Evangeliją. Ir tai buvo toks viešpaties planas. Tada, kada mes prašom, kad Dievas siūstų darbininkus, pasiruoškite, kad viešpats jūs ir pašauks. Ar ne? Kada mes meldžiamės dėl kažkokio reikalo, viešpačiui reikalingas vykdytojas. Reikalingas tas, kas padarys. Todėl labai nuostabus užtarėjų tarnavimas, maldininkų tarnavimas yra nuostabus, bet būkite pasiruošę, kad jūs viešpats ir pakvies. Ir suprantam, kad viešpatie mes nieko negalime. Dievas sako taip, aš todėl jūs tokius ir pasirinkau, kurie nieko negalite. Jeigu aš norėčiau, aš pasirinkčiau ten milijonierius, milijardierius šitam pasaulyje, kurie ten politikus, kurie įtaką daro visam pasauliui. Aš juos pasirinkčiau ir ten per savaitę evangelizuočiau pasaulį. Bet sako, aš pasirinkau tai, kas pasaulyje nepripažinta, kas yra niekas. Tiesiog parašyta, Paulius sako, kas yra niekas. Žmonių akise niekas. Ir kartais sužiūri į save, irgi esi niekas. Nežinau, kaip jums sekasi pažiūrėti save į veidrodį ir dar, jeigu taip sakysim, surasti tokį veidrodį, kuris parodo, kas yra viduj. Turite tokį veidrodį? Neturit? Skaitykite šventą raštą, ten viskas parašyta. Jo, tai toks yra, Dievo toks yra nuostabus dalykas. Ir jis visą laiką leidžia mums pamatyti save, kokie mes esame. Leidžia mums susimauti, leidžia mums padaryti klaidas, nesąmonės padaryti, pamatyti, kokie mes esame iš tikrųjų. Ta mūsų kūniška prigimtis, kurie mes palikom, kurie mes esame ir tas pasaulis, kuriame, kaip Sesė paminėjo, pasilikom, įtakoja mus labai stipriai. Ir grįžti į seną gyvenimą labai lengva. Nes ten pripratai gyventi, ne?
Kodėl Paulius apaštalas sako, aš kasdieną mirštu. Sau, ne? Kad viešpats manyje gyventų. Tai yra kova. Ta pirma kova, tas pirmas iššūkis. Bendrai aš noriu kalbėti apie iššūkius, kuriuos sutinka krikščionys ir bažnyčia šitam pasauliu. Ir kaip viešpats tos iššūkius panaudoja savo šloviai, savo garbiai. Tai, kada mes sutinkame kažkokius tai sunkumus, kaip pastorius paminėjo, tikėjimas pradeda veikti, jo. Tikėjimas, kuris iš viešpaties pradeda veikti. Sunkumai, kurie viešpats leidžia mūsų gyvenime sutikti, iššūkiai, kuriuos jisai mums duoda, jie turi konkretų tikslą. Tam, kad mes tobulėtumėm, kad mes augtumėm, kad mes kovotumėm, kad mes eitumėm iš šlovės į šlovę. Ne todėl, kad šlovintojai labai gražiai šlovina viešpatį, bet todėl, kad viešpats nori, kad kiekvienas iš mūsų taptumėm Dievo garbintojas, Dievo šlovintojas savo gyvenime, savo veiksmuose, žodžiuose. Ir viešpats tai daro, todėl jisai leidžia tuos sunkumus mūsų gyvenime išgyventi. Ir pirmas iššūkis, aišku, su darbininkais, kaip mes paminėjom. Sako, viešpats, melskite pjūties šeimininką, kad jisai siūstų darbininkus, savo darbininkus. Yra didžiausias iššūkis, kas eis, kas darys. Ir taip kartais pasišneki su pastoriais, su tarnautojais. Toks dažniausiai būna toks, kaip pasakyti, liūdna gaidelė. Bažnyčioje yra ten 100 narių, o dirba, tarnauja 10. Taip, aktyviai. Yra 90 lankytojų. Taip, neįsižeiskit dabar, aš dabar neskirstu, aš nepažįstu jūsų. Bet aš tik noriu pasakyti, kad yra žmonių, kurie tarnauja. Sako, kas veža ant to krauna, jo, taip. Bet tie, kurie pašventė savo gyvenimą viešpačiui. Tiesiog patikėjo Dievu ir pavedė savo gyvenimus viešpačiui, paaukoja savo galbūt ir karjerą, paaukoja dar kitus dalykus, ką jisai galėjo tam, kad tarnauti viešpačiui. Ir jie tarnauja, jie visą laiką pasiruošia patarnauti. Jeigu vidurį nakties paskambinsi šitam žmogui ir paprašysi pagalbos, jisai atsikels ir atvažiuos ir padės. Tokie žmonės yra, jo. Ir tai viešpats nori, kad mūsų būtų daugiau tokių žmonių. Tai toks iššūkis, kurį norėčiau mesti jums dabar bažnyčiai, kad Mažeikių bažnyčioje būtų 100% tarnautojai. Amen? Kiekvienas. Jūs turite dovanas iš viešpaties, turite talentus iš viešpaties, Dievas daugybę dalykų jums parūpino, jums davė nuostabią bažnyčią, pastorius, tarnautojus davė. Jūs tikrai palaiminti esate daugeliu dalykų, tai todėl šiandien kiekvienam iš mūsų tas iššūkis, kasgi eis. Ir kiekvienam iš mūsų viešpats turi lauką, kaip malonu dabar važiuoti, pavyzdžiui, važiuoji Lietuvos, matai tos laukus, kurie, sakysim, nuvalyti, nupjauta, pasodinta, jau žemkenčiai pasodinti, jau išdygę yra. Tu, žinai, yra viltis, yra ateitis. Prisimenu, prieš 30 metų kažkur tai važiuota buvo, tai tragiška, užaugę krūmais, žolėmis, viskas, galvoju, kas čia dabar, kokia čia mano šalis, kurioje aš gyvenu. Apleista buvo viskas, kada tos visi tie pertvarkos vyko, tie visi dalykai. Ačiū Dievui, šiandien mes matome laukai sutvarkyti, pasietą, suartą. Aišku, būtų galima daugiau ką geriau padaryti, bet tiesiog aš taip kaip pavyzdį sakau. Ir viešpats turi kiekvienam iš mūsų lauką. Kiekvienas mes turime lauką ir viešpats nori, kad mes būtumėm jo darbininkai. Todėl, kadangi šiandien jau tu pavargai, nusikaliai kaip reikalas, bandydamas kažką tai daryti savo jėgomis ir galiausiai sakai, viešpatį nieko čia neišeis. Su tais mano giminaičiais, kokia čia prasmė? 20 metų, 30 metų kalbėjau, nieko. Jie tik tai šaiposi iš manęs, juokėsi iš manęs, daugiau nieko. Brangusis, aš noriu paprašyti tavęs tiesiog dabar peržiūrėk tą dalyką atgal. Tu bandėjai savo jėgų. Galbūt bandėjai savo išmintimi. Bandėjai būti šventuoju, teisėju. Yra tokie dalykai, mesgi greitai labai tą dalyką pagaunam, kad mes esame šventi, o yra tie žmonės nusidėjėliai ir su jais bendrauti pavojinga, nes užsikrėsi kokiu virusu. Ir dar pirmus metus po įtikėjimo mes kažkaip tai degantį tą pirmoji meilė mes buvom pasiruošę ten ir jam liūdijom, ir mylėjom juos visą kitą, paskiau tas dalykas jau ataušo ir galiausiai tokie, sakysim, yra šventųjų dabar būrys bažnyčioje ir nusidėjėlių miestas, kuriame mes gyvename. Ir tą norėčiau barjerą sugriauti. Dabar tiesiog, prašau Dievo malonės, aš pats turiu tą pačią problemą, su jumis kartu dalinuosi tiesiog. O dabar aš pas sesę, pusseserę važiuosiu po pamaldų, po pietų susitarėm
jinai dar kelyje. Sakau, Viešpatie, aš meldžiu, padėk man kažkaip tai ją, parodyti tą tavo meilę jai, kad jinai priimtų tave. Iš tikrųjų, mes turime kiekvienas tos iššūkius ir kiekvienas turime savo lauką. Viešpaties problema ta pati, iššūkis liko. Darbininkų yra mažai. Darbininkų yra daugiau, reikia daugiau. Viešpats ieško, viešpats šaukia, viešpats kviečia mus. Tegul viešpats padeda mums tai pastebėti, pamatyti ir suprasti, kad kiekvienas iš mūsų mes galime. Žiūrėdami į savo resursus, nieko negalime, 100%. Bandėm ne vieną kartą, niekas nesigauna, nepriima, šaiposi, visą kitą. Bet, brangieji, paprašyti Dievo malonės. Viešpatie, tai ne mano darbas. Aš tikrai to žmogaus neišgelbėsiu. Tikrai. Ir mano pastangos jį išgelbėti lygios nuliui. Dar net priešingas efektas gaunasi, kada aš pats savo supratimu, savo išmintimi bandau tam žmogui patarnauti. Nes tai yra Dievo darbas. Mesgi kalbam apie sielą, kalbam apie sielos išganimą. Mes nekalbam apie išorinį žmogų, bet kalbam apie sielos išganimą. Suprantam, Viešpatie, tik tai tu gali tai padaryti. Aš tikrai jo nepakeisiu. Ir Viešpats suteikė tą malonę tau ir man, kiekvienam nori suteikti ir meilės pakankamai, ir kantrybės, ir išminties, ir šventosios dvasios, ir sakyti tinkamus žodžius, ir patarnauti reikiamų metų, ir numirti savo, kada ateina tas, sakysim, pagunda savo teisumą įtvirtinti. Tegul Viešpats padeda mums, kiekvienam iš mūsų. Mes esame svarbiausias resursas. Viešpats nesiuntė angelų. Jisai atsiųs angelus padaryti paskutinį pjūtį parašytą, jo kada bus pasaulio pabaiga ir angelai nupjaus derlių paskutinį, kada ateis pabaiga šito pasaulio. Bet šiandien Viešpats turi tave ir mane ir jis nori naudoti kiekvieną iš mūsų savo šloviai. Ir jeigu žiūrėti, toks keletą pavyzdžių, norėčiau pažiūrėti kartu su jumis apie, pavyzdžiui, Simonas Petras, jo, Kristaus apaštalas. Toks vienas įdomus dalykas, Mato Evangelijos 16 skyriuje. Jeigu jūs skaitytumėt Mato 16-17, kai Kristus klausė mokinių, ką jūs galvojate apie mane, apie žmogaus sūnų, ką jūs galvojate mane. Ir Petras atsistoja, sako, ir išpažino, sako, tu esi Dievo sūnus, jo. Ir Jėzus atsako jam, palaimintas tu Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Po šitų žodžių, jeigu man tai būtų pasakyta, mano ego iš karto iškiltų, ne? Iš karto ir visi tie kolegos, mokiniai, kurie šalia, va, matai, Petras, koks palaimintas yra. Jisai išskirtinis. Bet po keletą eilučių Mato 16:23. Tam pačiam Petrui Jėzus sako, suradote jo? Eik šalin šėtonė. Tu man papiktinimas, nes mastai ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių. Tam pačiam Simonai. Tai vat aš tiesiog, kaip pasakyti, tokį kaip pavyzdį norėčiau pasakyti. Dar Petro gyvenime nemažai buvo tokių iššūkių, nes jisai tikrai mylėjo Viešpatį. Jisai mylėjo Dievą. Jėzų Kristų jisai mylėjo. Iš tikrųjų, pas jį buvo meilė. Tai mes matome. Ir Jėzus Kristus jį mylėjo. Bet vat, įdomus momentas dar, kur Petras, pavyzdžiui, kada prisimenat tą, sakysim, naktis prieš Kristaus nukryžiavimą, Kristus suimtas ir Petras ten kažkur tai to irgi vyriausio kunigo kieme slapčia irgi įsėlino, nes jisai nesupranta, kas čia darosi. Ir jisai išsižada savo mokytojo. Jėzus sako, tu 3 kartus manęs išsižadėsi. Petras sako, Viešpatie, gyvenime ne, tikrai ne. Aš guldysiu galvą už tave, bet čia nesąmonė kalbėjai. Galbūt jie galbūt tave išduos, bet aš tikrai neišduosiu. Aš tikrai būsiu tau ištikimas. Bet taip įvyko, taip kaip įvyko. Mes esame žmonės ir tai yra tiesa tame. Bet įdomus dalykas, tas pats Petras, sekminių dieną, krikštytas šventąja dvasia, skelbė Evangeliją miniai žmonių ir pirštų rodydamas sako, jūs, sako, nukryžiavote. Nebijo pasakyti tiesą, jo. Jis nebijo, kad bus reakcija priešinga ir gali būti, kad ją irgi užmuš ten, sakysim, jį suims ir jis nebijo, nes pripildytas šventąja dvasia Petras tampa Dievo liudytoju, apie kurį Jėzus sakė, aš tokius, jūs būsite tokie. Kai ateis, nužengstant jūsų šventoji dvasia, jūs būsite mano liudytojai Jeruzalėje, Samarijoje ir iki pasaulio pakraščių. Jo? Tai aš tiesiog norėčiau
galbūt paryškinti, mes tų dalykų suprantam, bet galbūt tik tai priminti jums, brangieji, kad jeigu mes norime daryti Dievo darbą, mes turime būti pilnai jam pavedę save, paklusnus jam. Nes tada viešpats duos ir išminti, ir pasakys laiką, ir pasakys, kur eiti, ir ką daryti, ir kaip daryti reikia. Ir viešpats parūpins tą dalyką. Jo? Taigi, tas yra iš tikrųjų mūsų iššūkis Romiečiams 12 skyrius, 1 eilutė, 2. Jeigu paskaitykime kartu, irgi Romiečiams 12, 1, 2. Koks mūsų ta, sakysim, ta iššūkis, mūsų kova, vidinė kova, kurią mes turime patys savyje. Didžiausia kova, svarbiausia, sunkiausia kova, brangieji. Kada viešpats nori paliesti mūsų vidinį žmogų, viešpats nori paliesti mūsų motyvus, patikrinti mūsų širdį. Žinot, ten yra daug dalykų, kurios nelabai norėtųsi parodyti visiems. Net pačiam baisu pažiūrėti ten kartais būna. Bet tai reikia daryti. Tai reikia daryti, brangieji, kad būtumėm tinkami viešpačiui. Dėl Dievo gailestingumo raginu jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Taigi, aukoti savo kūnus, kaip aš jau minėjau, Paulius sako, aš mirštu kasdieną. Tas aukojimas yra, mes žinom, kas įvyko ant Golgotos kryžiaus ir tie, kurie patikėjome Jėzumi Kristumi, mes žinome, ką padarė viešpats Jėzus Kristus. Jo, jis išgelbėjo mus, išlaisvino mus nuo nuodėmės vergijos, iš mirties karalystės ištraukė mus, iš tamsos karalystės ištraukė mus, padarė mus savo vaikais, į savo šeimą priėmė mus. Tai viešpats Jėzui Kristui mums padarė. Bet, brangieji, tas mūsų gyvenimo kelias, kurį viešpats mums davė, mūsų gyvenime mes turime tą kovą kovoti. Mes turime kovoti. Mes ne tik tai pasiliekam šitam pasauliu, bet mes pasiliekam šitam kūne. Ar ne? Mes pasiliekam šitam kūne. Į tą mūsų kūnišką prigimtis, jinai pastoviai bando save pareikšti arba pareikšti pretenzijas į save. Kada mes prisimenat, kada mus nuskriaudė, kas nus įžeidė, nepripažino, ten, nepadėkojo, dar kažkas, tai kas iškyla iš karto? Nuoskauda, kažkas, sakysim, įsižeidimas, galima sakyti, savo verties reikalavimas pripažinimų, kad mane pripažintų, kad mane, tas troškimas būti pripažintam, pagerbtam, tie dalykai mumise, jie turi vietos. Ir mes suprantam, kad čia yra didžiausia kova - atiduoti viešpačiui šlovę, pagarbinti Dievą ir nereikalauti satisfakcijos kažkokios tai arba reabilitacijos, pripažinimo, bet kokio kito dalyko. Dievo tarnas, kodėl mes vadiname Dievo tarnais? Tarnams šitie dalykai nepriklauso. Žinote, jo? Aišku, mes jau nuo vergystės senai jau, sakysim, daug metų praėjo, kada buvo vergvaldystė, bet žmonės ir šiandien vergai, ta pati problema yra. Bet tas principas, kad aš esu Dievo tarnas. Tiesiog tarno užduotis pagarbinti šeimininką. Jo? Patarnauti šeimininkui. Jam, galima sakyti, taip, kas sakyti, kurti gerbūvį savo šeimininkui. Labai tokia nedėkinga padėtis. Ypač šiandien laisvoje demokratinėje šalyje, ypač kada liberalai ima valdžią ir kad tu pats savo Dievas esi ir tau viskas priklauso ir tu gali ir visa kita. Šiandieninėje aplinkoje labai sunku išlaikyti krikščionišką moralę, dvasią, nuostatą, labai sunku, nes visų kampų tave spaudžia, sako, tu esi kažkas tai, tu nesi, o tu esi Dievo tarnas. Ir viskas. Jeigu tą poziciją priimsi, jeigu tu pripažinsi tai, būsi palaimintas. Tikrai būsi palaimintas, nes šeimininkas pasakė, aš pasirūpinsiu. Jeigu tu vykdysi mano valią, aš tavim pasirūpinsiu. Ir tu būsi pripažintas ir bus viskas tvarkoj, nesijaudink dėl to. Viešpats sako, aš savo tarno neapleisiu, aš tikrai jo pasirūpinsiu. Bet jeigu tu pradėsi pats statyti savo vardą, savo aš, turėsi problemų. Turėsi problemų. Bet ir didžiausia bėda tame, kad viešpats nestabdo. Jisai leidžia. O toks keistas mokytojas. Jisai leidžia. Sūnus Palaidūnas nusprendė palikti tėvą
pasiėmė savo dalis, tėvas paleido. Galėjo užrakinti tam savo namuose, į rūsį kokį nors, prilupti kaip reikalas, pabadauti savaitę, kad ateitų į protą. Ne, jisai leido. Nesąmonė, ne, gaunasi. Kaip mūsų vaikai, kaip mes su vaikais savo tvarkėmės. Aš prisimenu savo sūnų, kai jisai buvo 15 metų, įsimylėjo, tai baisiausiai ten su kažkokia tai klasiokė. Viskas, jau viskas ten, žodžiu, buvo. Sakau, jisai jau ruošėsi ją vesti, visą kitą ten buvo dalykų tokių įdomių. Ir aš sakau, Dieve, aš savo nežinau, ką daryti. Aš visą tą naktį su juo šnekėjau, kalbėjau. Kaip jam paaiškinti, kad čia yra nesąmonė. Tikrai manęs tėvas nelupo ne vieno karto, aš dėkoju Dievui už tai. Bet jisai sugebėjo mane kaip tai išauklėti. Man užtekdavo pažado, jisai tik pažadėjo, kad gausi diržą, man užtekdavo. Jisai žinojo, kad daugiau nereikia. Ir Dievas sutikė malonę. Kitą dieną sūnus pabudo ir kažkas tai jame pasikeitė. Jisai grįžo iš mokyklos, jis sako, tėti, sako, viskas aišku. Atėjo į protą žmogus, bet jam pačiam reikėjo tą, suprantat, susivokti. Ir viešpats mūsų nuostabus Dievas, ir todėl yra toks, kaip pasakyti, ir gera viešpaties mokykla, bet didžiulė atsakomybė, nes tau leidžia viešpats daryti, ką tu nori. O jeigu paimtų uždraustų, būtų daug lengviau. Bet jisai tau leidžia padaryti. Ir žinot, kaip įdomus dalykas, tu eini pasirinkai savo kelią, prisidirbai problemų ir tada daina tau. Viešpats sako, pagaliau, jau grįžta, viskas tvarkoja. Ašgi žinau, kad jisai grįž. Bet grįžo jau kitas sūnus. Sako, buvo miręs, bet dabar prisikėlęs. Jo buvo dingęs, pražuvęs, atsirado. Kitas sūnus jau grįžo, ne tas, kuris buvo prieš tai. Viešpaties mokykla įdomi. Todėl būtų gerai kartais, prašai viešpatį, duok man išminties, aš jau 62 metus pragyvenau, kiek aš galiu nesąmonių daryti vėl ir vėl. Kad jau susiprotėčiau, suprasčiau, kad viskas, aišku, Dieve, visiškai pasitikiu tavim, Dieve, daugiau nieko. Tas ir tegul viešpats padeda mums tame augti, nes esame viešpaties brangiausias resursas, jeigu taip galima sakyti. Kad mes šiandien giedojom tas molis, iš kurio viešpats lipdo indą, tas strėlė, kurią viešpats nori paleisti, esame jo pasiuntiniai, jo ambasadoriai, jo karalystės piliečiai, daug dalykų viešpats, įvairiais būdais viešpats mus, kaip sakysim, pristato, pavadina tam, kad mes savo paskirtį, savo vietą, savo atsakomybę, kurią viešpats mums patikėjo, kad mes galėtumėm ją įvykdyti iki galo. Aš norėčiau gal priminti tą mūsų sąjungos viziją, apie kurią gal kalbėjau, bet kažkaip tai galvoju, kad yra sveika. Grįžtant prie viešpaties paliepimo, į tos 11 mokinių, kurie išgirdo tą paliepimą. Ir aš taip pagalvoju, mes 2013 metais turėjom pastorių tokį susirinkimą, bendravimą, mes meldėmės gana ilgai, sakėm, viešpatie, ko tu nori, kad mes daryt, ko tu tikiesi iš mūsų čia būnant Lietuvoje, iš bažnyčių, iš krikščionių tuo metu. Mes tuo metu buvom, atrodo, 21 bažnyčia pas mus, tada tai buvo tik tai mūsų sąjungoje ir vizija, kurią mes priėmėm, supratom, 150 bažnyčių iki 305 metų. Ir kada mes tą jau išdiskutavom, meldėmės, prašėm Dievo, išpažinom tai, paskelbėm tai, bet mano širdis, ko viešpatė, ne. Kas iš tų 20 bažnyčių, gal iš tų 20 ten gal aktyvių, kokias keletas bažnyčių, kitos tokias vos gyvos. Ir galvoju, viešpatė, ką mes galim padaryti. Ir man užtruko tam tikrą laiko užtruko, kad aš galėčiau suprasti, kad tai yra visiškai paprastas dalykas. Tai labai realu. Jeigu mes pasitikim viešpačiu, tai labai realu. Jeigu mes tikėsime to, jeigu mes tai išpažinsime, jeigu mes melsimės viešpatys, prašysim, kad jisai panaudotų mus šitame dalyke, kaip viešpats norėtų panaudoti, taip kaip jis nori. Ir kodėl aš priminiau jums Mažeikių rajoną ir apylinkės jo. Ir norėčiau prašyti jūs, gal jūs, jeigu tai būtų, jeigu atsilieps jūsų širdyje, kad pradėti melstis už tas vietovės, kurias, gal jūs jau ir meldžiaties,
Ir žinau, tą praeitį, kuri buvo nelabai sėkminga, bet aš norėčiau pasakyti, kad tai ne priežastis sustoti. Tai ne priežastis sustoti, nes tai ir pagrindinė užduotis. Pagrindinė Jėzaus Kristaus užduotis. Kada mes stosim prieš viešpatį, tai bus klausimas numeris 1, ką tu padarei. Su mano paliepimu. Ką tu padarei su mano paliepimu? Ką tu padarei, būdamas šitoje žemėje. Ir, kaip sakau, žmogaus akimi žiūrint neįmanomas dalykas, nes tiek yra pasipriešinimo, tiek yra priežasčių neiti, tiek yra kliučių neiti. Bet kada mes skaitome Luko, tai yra Apaštalų darbų knygoje, viešpats panaudoja viską ir teigiamas mūsų akimis geras aplinkybės, sąlygas ir neigiamus dalykus irgi panaudoja savo šloviai. O tiesiog aš norėčiau keletą tokių įvykių pažiūrėti su jumis kartu. Pavyzdžiui, prasidėjo persekiojimai. Apaštalų darbų knyga 8 skyrius. Prasidėjo bažnyčia. Žinote, kad pirma bažnyčia buvo Jeruzalė, jo. Ir ten gana didelė bažnyčia buvo, ten jau keletas tūkstančių narių buvo. Ir Stepono nužudymas, jo. Ir po Stepono nužudymą, kas vyksta, 8 skyrius 4 eilutė. Aną dieną prasidėjo didelis Jeruzalės bažnyčios persekiojimas. Visi išskyrus apaštalus išsisklaidė Judėjos ir Samarijos apylinkėse. Tuo tarpu išblaškyti keliaudami skelbė gerosios naujienos žodį. Filipas nuvyko į Samarijos miestą ir ėmė skelbti gyventojams Mesiją. Štai toks dalykas. Bažnyčia labai gerai gyveno. Įsikūrė. Jeruzalė, jo, auga. Mokinių skaičius didėja. Ir kažkaip tai jie gal primiršo Kristaus paliepimą. Ir viešpats siunčia persekiojimą. Viešpats siunčia sunkias aplinkybės. Suspaudimas prasideda. Suspaudimas priverčia juos bėgti iš Jeruzalės. Jie turi iš ten išvažiuoti, nes neįmanoma. Bet ačiū Dievui, jie skelbė Evangeliją. Ir jau skelbė Samarijos apylinkėse ten, kur tikri žydai neina. Nes samariečiai su žydais nebendrauja. Taigi, gaunasi, kad bažnyčia nenorėdama misiją vykdo. Nes aplinkybės tokios, suspaudė taip stipriai ir viskas, ir tu nieko nepadarysi. Įdomus dalykas, pavyzdžiui, šiek tiek aš žinau, pavyzdžiui, bažnyčios Sibirė, Rusijoje, Sibirė, pastoriai, kurie ten yra, beveik visi ukrainiečiai arba baltarusai. Būtent iš vakarų, Baltarusijos ir Ukrainos. Taip, įdomus dalykas. Gaunasi, kad viešpats panaudoja tam tikras aplinkybės istorijoje tam, kad jo evangelija būtų skelbiama. Ir kada antras pasaulinis karas baigėsi, buvo Europa padalinta ir vakarų Baltarusija ir Ukraina buvo Lenkijos dalis, prijungta prie Baltarusijos ir Ukrainos. Tai buvo Lenkija. O misijos darbavosi dar iki antro pasaulinio karo, vakarų misijos darbavosi būtent prie Tarybų Sąjungos sienos. Ir ten buvo skelbiama Evangelija. Faktiškai prabudimas atėjo, Vilniaus bažnyčia irgi prasidėjo panašių būdų evangelistai, atėjo skelbti Evangeliją, jie faktiškai buvo mokiniai iš Gdansko Biblijos mokyklos, mokiniai dvi panelės atėjo skelbė, liudijo Evangeliją Vilniuje. Vienas iš tokių elementų. Yra daugiau žmonių, kurie tarnavo, bet taip įdomus dalykas. Ir aš galvoju, viešpatie, koks įdomus tavo planas. Stalinas nežinojo, ką padarė. Jisai atsipjovė gabalą iš Lenkijos, prijungė prie Tarybų Sąjungos, bet jisai atsipjovė kaip tik gabalą ten, kur buvo didžiausias evangeliškų bažnyčių skaičius. Ir misionieriai, kurie darbavosi buvusiai Tarybų Sąjungoje, o dabar kaip buvo ta perestroika, prabudimas prasidėjo, būtent iš vakarų Ukrainos ir Baltarusijos visi pastoriai iš ten. Rusijos sekmininkų bendryje, kada skaitai, žiūri pavardės, visos ukrainietiškos arba baltarusiškos.
Taip Dievas panaudoja, nuostabiai. O viešpaties toks įdomus planas, kad ir aš turiu meni, kad Dievo plane, kurį mes negalim suprasti iki galo, jį nesuprasime, bet tiesiog paklūstame jam ir pasitikime jo. Jis turi resursus, kurių mes nežinome šiandieną, jis juos turi, Dievas panaudoja taip. Ir aš tiesiog gal biškutį iš savo liudimo noriu pasakyti, tas laikas, kada buvo 900 metų mūsų sąjungoje ir, galima sakyti, taip aš pakliuvau, galima sakyti, į tą mūsų ofisą, sąjungos ofisą, kuris įsikūrė 89 metais. Ir aš buvau atsakingas už ryšius su kitomis bažnyčiomis. Ir kada buvo klausimas vyskupo, man pasiūlė būti vyskupu ir aš klausiu, broliai, o kodėl jūs taip nusprendėte? Aš turiu apie vyskupą kitą supratimą. Aš, sakyčiau, tai žmogus turi būti ypatingas, Dievo dvasios pilnas, išmintingas, vedamas šventosios dvasios lyderis, charizmatinis, toks, kuris ten veda visus į priekį. Jis sako, tu lietuvis esi, rusiškai supranti ir angliškai supranti. Sakau, tai jums ko reikia, vyskupo ar reikia šito? Tas, kuris kalbas žino. Bet dabar žiūriu atgal, tuo metu kaip tik to reikėjo. Kai tas viešpats buvo numatęs ir tu nesupranti, kodėl tai vyksta, bet tiesiog pasitikėk viešpačiu, kodėl tu gyveni Mažeikiuose, tu nežinai galbūt iki galo visko, bet pasitikėk viešpačiu, čia esi reikalingas. Šitoje bažnyčioje esi ne šiaip savo, dėl to, kad čia gyveni irgi Mažeikiuose, bet kadangi viešpačiu esi reikalingas. Ir jeigu Dievas padeda tau suprasti tą dalyką, nesvarbu, kaip tu įsivaizduoji, kaip turi būti. Viešpats turi savo planą, jis turi savo įsivaizdavimą, pasitikėk jo. Sakai, viešpatie, ašgi nieko negaliu, ką aš galiu, aš visiškai, viešpats sako, žinau, kad tu nieko negali, viskas tvarkoji, man toks reikalingas. Nes tie, kurie viską gali, su jais problemų krūvos. O tas, kuris nieko negali, labai gerai, jį lengva vadovauti jam, nes jisai nežino, ką daryti, visą laiką klausia viršininko, ką daryti. Ir tai yra labai svarbu, kada mes klausim viešpatys, paklūstame jam. Taigi, įdomus dalykas. Tu mes skaitom 13 skyrius Apaštalų darbuose ir žydai nepriima Evangelijos. Sukyla. Mes skaitom 46 eilutę. Tuomet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė, pirmiausia, jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis. Kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepia viešpats. Paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių. Tai girdėdami pagonis džiaugiasi, išlovino viešpaties žodį ir tikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip viešpaties žodis išplito po visą kraštą. Taip įdomus dalykas. Jo, kaip aš sakiau, pirma bažnyčia buvo žydai. Ir jie skelbė žydams, aišku, Evangeliją visų pirma savo broliams, suprantama. Bet gavosi toks momentas, kad daugeliu atveju, kada mes skaitome apaštalų darbuose, naujose misijos taškose, kur ateidavo apaštalai, visų pirma, jie eidavo į sinagogą, surasdavo žydus ir jiems skelbė Evangeliją. Ir dažniausiai būdavo reakcija priešinga, sukildavo, jos ten išvarydavo, primuždavo, prilupdavo ir jie atsigrėžė į pagonis. Ir už tai, kad žydai nepriėmė Evangelijos, pagonys džiaugiasi, nes jiems pakliuvo, jiems nukrito. Jo. Toks viešpaties įdomus planas. O kaip viešpats daro? Nes apaštalai nebuvo pasiruošę skelbti Evangelijos pagonims. Prisimenate apaštalą Petrą, jo, ir kai Kornelijų angelas pasakė pasikviesk Simoną, kuris ten Jopė šito odininko namuose, reikėjo viešpačiui ir dar regėjimą jam siūsti ir keletą kartų tas pasikartoja regėjimas, kad jisai nelaikytų nešvarių tai, ką viešpats laiko švarių. Ir galiausiai Petras ateina, jau sutinka ateiti į Kornelijos namuose, jis sako, žinot, kad žydų negalima su jumis bendrauti. Bet viešpats pasakė. Viešpats pasakė ir Evangelija atsivėrė pagonims. Tokiu būdu, įdomiu būdu. Viešpats tai padarė, jo. Ir tos nuostatos mūsų gali būti trukdo. Gali būti, kad mūsų nuostatos trukdo irgi, mūsų supratimas, kaip turi būti. O čia Petro, taip, suprantam, žydas buvo, viskas, suprantam tą dalyką. Bet yra pas mus kažkokie tai gali būti nusistatymai
mūsų viduje, bet mes net neįsivaizduojam, kad jie gali būti kliūtis Evangelijos skelbimui. Jie gali būti teisingi, paremti Dievo žodžiu, tas pats su Petru buvo. Jiegi, kaip pasakyti, viskas tvarkoja. Jėzus atėjo pas žydus, ne samariečius, ne pas graikus, Jėzus atėjo pas žydus, žydams priklauso pirmumo teisė, viskas tvarkoja. Bet ta nuostata pasirodo tapo kliūtimi jiems skelbti Evangeliją pagonims. Ir viešpačiui reikėjo įsikišti gana rimtai tam, kad jie suprastų, kad ir pagonims priklauso Evangelija. O 15 skyriui prisimenat, kada ten buvo diskusija bažnyčioj, kada pagonis jau įtikėjo, pagonis jau prisijungė prie bažnyčios, o žydai sako, jeigu norite būti tikri jau krikščionys, tai turite tapti žydais. Šiandien yra mesianiškas judėjimas, labai populiarus yra toks, būkite atsargus. Viskas gerai, ačiū Dievui. Žydai Jėzų Kristų priima, Mesiją priima, džiaugiamės dėl to, bet kad pagonys tampa žydais, nežinau, ar tai yra viešpaties valia tame. Nerandu šventam rašte, kad reikia tapti žydais, kad pilną palaiminimą gauti iš viešpaties. Čia tarp kitko kalbu, bet iš tikrųjų tas viešpaties yra, galima sakyti, toks viešpaties darbas su kiekvienu iš mūsų. Kliūtis, kurios gali būti, jos labai paprastos, labai būna gyvenimiškos, ir labai būna žmogiškos kliūtis. Jis manęs nemyli, todėl aš pas jį neisiu. Ar ne? Jis manęs nekenčia, todėl aš su juo nebendrausiu. Ir daug kitų dalykų gali būti. Ir šventoji dvasia, dar įdomus dalykas, jeigu Apaštalų darbų 13 skyriuje, pažiūrėkite, įdomus įvykis toks buvo. Kaip viešpats Paulių ir Barnabą pakvietė į misijas, jo? Tai įdomus dalykas irgi. Į Antiochijos bažnyčioje buvo pranašų ir mokytojų. Barnabas, Simeonas, pravardė Judasis, Liucijus, Kirenietis, Manaenas, augęs kartu su tetrarchu Erodu, ir Saulius. Kartą, kai jie laikė pamaldas viešpaties garbei ir pasnikavo, šventoji dvasia pasakė, išskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiau. Tada tie pasnikavo, meldėsi ir uždėjo ant jų rankas, išleido. Keltas minčių iš to. Siunčiami geriausi žmonės. Geriausi žmonės, jo. Jie tarnavo. Ir Barnabas, ir Saulius tarnavo bažnyčioje. Jie buvo vieni iš tokių, galima sakyti, aktyvių. Iš to, pavyzdžiui, vardai jų paminėti visų žmonių tarnautojų, kurie buvo Antiochijos bažnyčioje. Bet viešpats pasirinko Barnabą ir Saulių. Saulius, aišku, turėjo dar anksčiau pašaukimą iš viešpaties, gal kokie, kai kas sako, gal 14 metų prieš tai, net praėjo tam tikras laikas, kol tas viešpaties pašaukimas, kuris išgirdo susitikę su Jėzumi Kristumi, kelyje į Damaską pradėjo realizuotis pilnu pajėgumu. Bet iki to laiko Saulius tarnavo jau. Ir tai yra, tokia, žinot, sudėtingas dalykas. Aš manau, kad pastoriai labai sunku atiduoti tai, kas geriausia. Bet čia tas reikalingas žmogus. Jisai reikalingas, jisai tarnauja, jisai daro darbą, labai atsakingą darbą tarnauja. Bet ateina laikas, kada tą žmogų reikia paleisti kažkokią tarnystę. Ir atrodo, bažnyčia praranda kažką, tai ar ne? Skausmingas dalykas. Aš žinau nemažai pavyzdžių mūsų sąjungoje, kai reikėjo paleisti žmogų tarnautoją į misiją, pavyzdžiui, pradėti naują bažnyčią. Ir reikėjo atiduoti tai, kas geriausia. Ir tie, kurie tai padarė, ir, galima sakyti, perlipo per save ir atidavė viešpačiui. Tai, kas geriausia, ne? Kaip mes galim viešpačiui duoti, kas bloga, ne? Viešpats bus įsižeis, turės pilną teisę Dievas įsižeisti, jeigu mes atnešam viešpačiui likučius. Jo, mes duodam, kas geriausia. Jau tas yra momentas, kada ateina laikas, šventoji dvasia paragina ir tegul viešpats palaimina jūs. Aš nežinau situacijos, aš gal dabar kalbu, atleiskit, gal ką nors išprovokosiu neteisingam žingsniui. Klausykitės viešpaties, klausykitės Dievo, ką viešpats kalba jums. Ir aš tiesiog sakau, kad ateina laikas, tu turi širdį kažkokį tai
paraginimą iš Dievo, gal turėjai, gal metai ir nemažai laiko jau praėjo. Ir tiesiog melskitės dėl to, prašykite viešpaties ir kad išgirsti Dievo balsą, neprasilenkti su viešpačiu, nepasirinkti, kur patogu, šilta ir gera, jo. Mūsų dvi dukros dar nesukūrusios šeimos, bet paliko mus, išėjo, nes, žinot, kada suaugę žmonės gyvena vienam bute ir kiekvienas turi savo supratimą, kaip jau reikia gyventi, ir jos nuomojasi butą, taip, kol šeimos nesukūrė, atrodo logiška būtų su mumis gyventi, bet jos nusprendė gyventi atskirai ir mes sakėm, gerai, nes tai yra suaugę žmonės, jie mokosi savarankiško gyvenimo ir ačiū Dievui dėl to. Taip ir kiekvienas iš mūsų irgi esame, viešpats augina mus. Viešpats augina mus tam tikram tarnavimui, viešpats brandina mus. Ir gal tas pašaukimas kažkokiu tai būdu pasirodo, pasireiškia. Aišku, čia atsakomybė vyresniųjų pastoriaus, atsakomybė pamatyti tas dovanas ir jas irgi auginti, bet aš dabar kalbu apie misijas, o tiesiog tas pagrindinė užduotis. Ir, brangiai, tai yra iš tikrųjų ir labai svarbus dalykas, kad viešpats prabiltų, viešpats kalbėtų, nes mes, kada tą viziją paskelbėm bažnyčiose, paskui sakome, viešpatie, o kas eis? O kas eis? O kas pradės? O kas pradės? Ir klausimas iš tikrųjų, ir pasirodo, mes tų žmonių nematom, o mes jų ir neieškojom. Mums buvo gerai bažnyčio, viskas tvarkoja. Ačiū Dievu, yra tarnautojų, komanda šlovintojų, kiti scenų netilps. Bet ar tai tikrai yra, sakysim, galutinė užduotis, tikslas bažnyčios tam, kad čia sukurti mega bažnyčią Mažeikiuose ir čia greitai netilpsite, reikės pirkti pastatą kur nors kitą didesnį. Aš taip atsiprašau, kad taip sakau, bet aš suprantate, apie ką aš kalbu, kad tai yra tikrai svarbu paklausti viešpaties, Dieve, o ką tu nori? Viešpatie, koks tavo planas, o ką tu trokšti, dėl ko tu viešpatie mus čia patalpinai, ko tu nori iš mūsų. Ir taigi nebijoti, atiduoti, kas yra geriausia. Patirtis tokia yra, dar noriu pasakyti, kad jeigu bažnyčia neskelbia Evangelijos, jeigu bažnyčia nejuda į misijas, bažnyčia save pati suvalgo. Nes dovanos, kurios skirtos tam, kad plėstis ir tarnauti pasauliui, dovanos uždarytos bažnyčioje ir ten netelpa. Tiesiog netelpa, prasideda trintis ir tada viešpats padaugina bažnyčių kitokį būdų. Jos skyla. Būna konfliktai, būna nesutarimai. Yra problemas atsiranda, nes mes pramiegojom tą laiką, kada reikėjo siųsti. Mes pramiegojom tą laiką ir tada mes paprasčiausiai pradedam jau valgyti vieni kitus. Kaip panašiai, kai suaugę vaikai lieka namuose, šeimoje, prasideda konfliktai, nesutarimai, nes, pavyzdžiui, jeigu mano dvi dukros liktų namuose, viena virtuvė, 3 šeimininkės. Įsivaizduojat? Kas būtų? Taigi tas yra, tiesiog kažkaip pavyzdį sakau. Taigi, tegul viešpats prabyla kiekvienam iš mūsų. Aš nesakau, būtinai reikia važiuoti kažkur, tai jums dabar tiesiog apie tai melstis, galvoti apie tai viešpatie. O kas dar? Apart mūsų bažnyčios, kurioje taip yra gera šiandieną, kas dar viešpatie, ką tu esi numatęs? Ir tas, tegul viešpats kalba kiekvienam iš mūsų. Ir mes turime tarnauti. Viešpats pasirinko Barnabą ir Saulių, kurie tarnavo bažnyčioje. Tie, kurie nieko nedaro bažnyčioje, niekur nereikalingi ir kitur. Aš atsiprašau, kad taip sakau, bet taip yra. Kaip sakysim, yra, jeigu žmogus netarnauja bažnyčioje, jisai ir kitur nepatarnaus. Jeigu būdamas šiltnamiai neišaugai, tai jeigu tave į lauką pasodins, tai greičiausiai užsilenksi, jo? Taip, atsiprašau, kad kalbu. Bet aš gal per grubiai kalbu, brangiai, nesižeiskit, tiesiog aš dalinuosi, kas yra mano širdį. Taigi, tas nesutarimai tarp brolių. Prisimenat istoriją iš Apaštalų darbų knygos 15 skyrius, kada įvyko konfliktas tarp Barnabo ir Sauliaus, jo? Ir ten buvo Morkus, kuris buvo Barnabo giminaitis ir jie buvo pasiėmę Morkų į misijos kelionę, o Morkus paėmė ir apsigalvoja vidury kelio, kažko tai išsigando ir pasitraukė. Ir kada antrą kelionę misijos jau buvo planuota, Barnabas panorėjo Morkų vėl pasiimti, Saulius sako, ne, nerimtas kadras, sako, jie susipyko tarpusavį, galiausiai pasidalino Barnabas su Morkom iškeliavo, o Saulius
su Silu, jo. Paulius gausi iš vienos komandos, gausi 2 komandos. Ir nesutarimas tarp brolių pasitarnavo tam, kad misijos darbas prasiplėstų. Nu, toks yra, aš tiesiog sakau, kaip viešpats įdomiu būdu pašaukė, pastumė, panaudoja įvairias priemonės tam, kad bažnyčia judėtų ir atliktų savo misiją. Ir šventosios dvasios vedimas, kuris irgi labai ryškiai Apaštalų darbų knygoje galima sakytas, pasireiškė. Vienas, apie kurį mes jau skaitėme, kai Antiochijos bažnyčioje šventoji dvasia prabilo, kad Barnabas ir Saulius būtų siųsti į misijas. Ir paskiau yra įdomus dalykas, kad jie būdami misijoje, pavyzdžiui, 16 skyrius 5 eilutė, skaitome, taip bažnyčios vis stiprėjo tikėjimu ir kasdien augo skaičiumi. Jie perėjo Frigiją, Galatijos šalį, nes šventoji dvasia draudė jiems skelbti žodį Azijoje. Įdomu, ne? Atrodo, kad viešpats sakė, visam pasaulyje eikite skelbti, bet pasirodo yra viešpaties tvarkaraštis, viešpaties planas, viešpaties numatyta. Ir kartais mes galim iš tokio, galima sakyti, užsidegimo kažką tai daryti dėl viešpaties, bet viešpačiui to nereikia. Tokie dalykai gali būti. Ir viešpats šventąja dvasia pakoreguoja jos. Ir jie vietoj to, kad skelbtų žodį Azijoje, jie paskui, sako, atėjo netoli misijos, jie mėgino pasukti į Bitiniją, tačiau Jėzaus dvasia jų neleido vėl. Ir perėję misiją jie nuėjo į Troadiją. Čia Paulius naktį turėjo regėjimą, jam pasirodė makedonietis, kuris maldavo, ateik į Makedoniją ir padėk mums. Po šio regėjimo mes nedelsdami nutarėme keliauti į Makedoniją, įsitikinę, jog Dievas mus pašaukė skelbti jiems gerosios naujienos. Taigi įdomus dalykas, kad viešpats irgi koreguoja. Todėl aš sakau, mes turime melstis, mes turime prašyti viešpaties vedimo kiekvienoje situacijoje. Ir brangiai, nebūtinai važiuoti į kitą miestą, nebūtinai važiuoti kažką tai tokį didingo daryti. Tiesiog dabar, kai aš sakau, važiuosiu pas pusseserę savo. Viešpatie, vesk mane, duok man žodį reikalingą. Mes mažai pažįstame, mes nedraugavom vaikystėje, nes tėvai kažkaip tai nebendravo tarpusavį. Ir viešpatie, duok, kad iš tikrųjų ten gal nereikia žodžių, gal tiesiog reikia išklausyti. O kaip dažnai mes peršam savo, kaip mes dažnai aplenkiam viešpatį. Paskiau stebėmės, kodėl tas žmogus nepriėmė, o tu net neleidai jam klausimų užduoti, tai užpylei savo evangeliją ten, jisai paskendo tose žodžiuose, jisai nieko nesupranta, apie ką tu kalbi ir galiausiai jisai jau nenori kitą kartą tavęs matyti. Čia kaip pavyzdys, jo, todėl, sako, matydami jūsų gerus darbus, jūsų meilę, jie, kaip žmonoms pasakyta dėl vyrų netikinčių, jo, sako, nemokykite, neauklykite jų, nereikia, tiesiog elkitės ramiai, darykite tai, kas jums priklauso, mylėkite savo vyrą, patarnaukite jam, rūpinkitės jo ir jūs jį nupirksite. Galmas jo. Jūs jį turėsite. O jeigu pradėsite skelbti evangeliją kaip nuo sakyklos ir tai turėsite problemų, tai aiškus dalykas, paskui sakysite, aš kenčiu dėl viešpaties. Nu, nežinau. Aišku, yra dalykai, kada reikia pakentėti, bet kartais mes patys savo problemų susikūrėm. Taigi, ir viešpaties palipimas, sako, eikite, jo, o tas yra viešpaties palipimas, eikite, tas dalykas yra labai svarbu, mes pripratę sėdėti. Aš vakar prasidėjau namuose, visą dieną kažkaip tai taip gavosi, nepajudėjau, paskiau vakarė nuėjau dar iš tą, gavau į pakvietimą, kad pasiuntinys atėjo, tai nuėjau iki pašto. Pasiimt, sakau, pasivaikščiosiu, bet noras pasėdėti yra, su amžiumi turbūt dar didesnis atsiranda. Taigi toks natūralus žmogaus stovis, poza yra sėdėjimas. Jūs irgi sėdėt dabar. Ir yra toks, kaip sakysim, taip, ramybės būsena. Mūsų kūniška prigimtis tikrai nenori šito, sakysim, nepatogumo. Kur čia dabar aš eisiu? O kas ten bus? O kaip aš paskui ten gyvensiu? Ir kaip aš išgyvensiu tenai?
O jeigu manęs ten nepriims, o jeigu mane ten akmenimis užmėtys. Ir sakyta, tie dalykai yra, tiek dalykų visokiausių gali būti, kad jie mus gali sustabdyti. Bet Viešpats tikrai mums šiandieną kalba apie savo žodį, kad sako, aš būsiu su jumis. Iki pasaulio pabaigos. Jėzus pažadėjo būti su mumis, jo? Ir Viešpats sakė, kada kvietė žmonės savo kažkaip tai tokia misija, kaip Gideonui, pavyzdžiui, Viešpats sako, tu esi galingas karžygys. Gideonas sako, Viešpatį, ką tu kalbėjai, aš mažiausias šeimoje, iš mažiausios giminės, apie ką tu šneki. Sako, aš būsiu su tavim. Kol daėjo Gideonui, kad Viešpats pažadėjo, prisimint paskiau, jis sako, Viešpatį, jeigu tikrai tu, tai tegul būna čia, aš padėsiu Vilną, rasa ant žolės, ant Vilnos nebus. Paskiau sako, Viešpatį, nesupyk. O čia dar kitą naktį tegul būna priešingai, rasa ant žolės, bet ant Vilnos, priešingai, kad būtų. Ir Viešpats nesupyko tikrai. Viešpats nori, kad tu būtum tikras, ką tu darysi. Jisai nesiunčia ir jisai nežaidžia su mumis aklą vištą. Tikrai, jisai taip nedaro. Jisai tikrai nori būti tikras, kad tu žinai, kad jisai yra su tavim. Ir jisai neužsiima tokiais, kaip pasakyti, avantūromis ir nemeta savo tarno į kažkokias, tai sakysim, pražūtingą situaciją, kad tas tarnas susižalotų arba pražūtų. Jis tikrai rūpinasi to ir čia tas, kaip pasakyti, pilna atsakomybė, pilna priklausomybė nuo Viešpaties. Aš noriu dabar melstis tiesiog, tas išmokti Viešpatie, padėk išmokti visiškai tavim pasitikėti. Visiškai tavim pasitikėti. Dieve, ta mano senoji prigimtis, ta mano neigiama patirtis praeityje, kurie mane stabdo. Tas mano supratimas, kaip turi būti Viešpatie. Aš įsikalę savo į galvą, kad Viešpats taip turi daryti. Kaip mes kartais maldoje įsakom Dievui, kaip jisai veiktų. Nesąmonės didžiausias, ar ne? Mes tikrai Dievui nenurodinėsim ir mes to nedarysim, tikrai brangiai. Mes sakysim, Viešpatie, ką tu nori, kad aš daryčiau. Viešpatie, ką šiandien šitam laikė dabar gyvenu, kam Viešpatie tu mane pašaukiai. Dėl ko aš šitame krašte gyvenu. Kodėl aš gimiau būtent šiuo laiku, ne prieš 100 metų. Kodėl ne vėliau būtent gimiau šiandieną. Ir tie žmonės, kuriuos tu man davėjai, Viešpatie, padėk man juos priimti, juos mylėti, nelyginti juos su savim su jais ir nekaltinti jų, neprikaštauti nei tau, nei tiems žmonėms, nei pačiam savo. Tiesiog susitaikyti su Viešpačiu, su pačiu savimi ir pasitikėti Dievu. Kad tikrai Viešpats galėtų panaudoti kiekvieną iš mūsų. Mes esame tie darbininkai, į kuriuos Viešpats žiūri. Jisai jau investavo į mus. Jis mus išgelbėjo. Dėl savęs. Ne dėl tavęs, bet dėl savęs išgelbėjo. Tai parašyta. Čia tas žmogiškam išdidumui, žmogiškam ego nėra vietos visiškai. Nėra visiškai vietos. Gaunasi, kad Dievas mus išgelbėjo dėl savęs. Dievas išgelbėjo mus iš mirties, iš nuodėmės vergijos, tam, kad būtų jo tauta, jo žmonės, jo šlovė, jo garbė ir Viešpaties noras, troškimas, kad jo žodis, jo misija, jo evangelija būtų skelbiama. Dievo karalystės plitimas būtent tokiu būdu juda šitam pasauliui. Nėra kito kelio. Dievas siunčia žmonės. Ir šiandien Viešpats siunčia žmonės. Suranda žmonės, siunčia ir Viešpats panaudoja tos, kurie jam paklūsta. Tos, kurie jam pasiruošia tarnauti. Ir nereikia super išsilavinimo, nereikia intelekto hiper didžiulio, nereikia kažko tai kitų dalykų. Viešpačiui reikalingas tarnas, kuris jam paklūsta. Šventoji dvasia duoda žodį. Duosiu žodį reikalingą ir tegul Viešpats būna pašlovintas tame. Ir jeigu galima, tai tiesiog dabar norėčiau jūs paprašyti, pažiūrėti tą savo gyvenimą praeitį, tiesiog maldoj, kai mes melsimės, praeitį, kaip Dievas vedė mūsų gyvenime, kaip Viešpats panaudoja įvairias aplinkybės tam, kad apreikšti savo tobulą valią, kaip sunkumai, kuriuose mes pakliūdavom, Viešpats galėjo pasireikšti. Brangiai, per sunkumus Dievas pasireiškė. Kai viskas gerai, Dievo nereikia. Natūraliai, jo. Taip gaunasi, bet kada sunku, problema, mes šaukiamės Viešpaties. Sunkumai yra tam skirti, kad mes ryšį su Viešpačiumi atnaujintumėm, atrastumėm jį. Jeigu mes pasitraukim kažkur tai į šalį, kad grįžtumėm vėl pas jį. Šitos Viešpatį dėkosim jam už tos sunkumus, dėkosim už tos išbandymus, kuriuos šiandien turime
dėkosim, nes tai galimybė viešpačiui pasireikšti. Ir dar didesnė Dievo šlovė, jeigu mes norim pamatyti mūsų gyvenime, mes turime vykdyti jo valią. Dievas iš savo malonės suteikia mums savo, galima sakyti, aprūpinimą ir parūpina ir patarnauja mums mūsų gyvenime, bet jo troškimas, kad tos dovanos, kuriuos jisai davė, tos ilgos rankos, kurios viešpats davė jo, kad jos pasiektų kitus žmonės. Kad jos pasiektų kitus žmonės, nes nėra kito kelio. Viešpats neturi. Aš stebiuosi, dabar grįžtu vėl prie to vizijos mūsų, gal viešpatie, iš kur mes galėsim, mes negalim, mes neturim. Paskui pasakyk, pažiūrėk atgal, koledžą turite, gyvenimo salą turite, jūsgi nieko neturėjote. Gyvenimo sala. Turite. Ir atvažiavo amerikiečiai, bažnyčią Vilniuje atidarė, Džioniai bažnyčia atidaryta. Ir jie mūsų sąjungos dalis, jie pasiprašė būti mūsų sąjungos nariais. Mažeikių bažnyčia paėmė ir nusprendė būti sąjungos nariais. Yra tie resursai, kuriuos viešpats turi, bet mes, tuo metu, kada mes žiūrim, sako, viešpatį mes tieko neturim. Dievas sako, aš turiu, tu nežinai, kaip pranašui sako, kuris jau verkė, sako, viešpatį, aš vienintelis likau tavo tarnas. Viešpats sako, dar 7,000 yra, bet tu jų nematai. Viešpatė padėk tikrai taip mums pamatyti Dievo akimis, kad mes galėtume pamatyti, kaip tas tarnas, pranašo tarnas, kuris įsigandęs žiūrėjo į priešų kariuomenę, jis sako, o vargas mums, viskas, mums galas. O Elizėjus sako, viešpatie, atverk jam akis, kad pamatytų, kokia viešpaties kariuomenė stovi. Todėl aš pats savo kalbu dabar, žinot, brangiai. Man pačiam yra iššūkių nemažai ir aš tikrai prašau Dievo, kad jūs melstumėtės ir už save, ir už mane, ir vieni už kitus mes melskimės. Tam bažnyčia yra, brangiai, tam yra ta šeima, yra, kurie Dievas davė mums. Ir mes esame skirti vienas kitam, kad patarnauti, kad mylėti vienas kitą, kad rūpintis vieni kitų, bet visai tai tam, kad taptumėm Dievo tarnais, kuriuos viešpats augina jo darbui. Ne savo. Ne dėl savęs, nors yra didžiulis iššūkis. Aš prisimenu vienoje bažnyčioje, kada jaunimas panorėjo pradėti bažnyčią, nesakysiu, kur, kad jūs paskiau ten, nepagalvotumėt, koks pastorius nedvasingas. Ten buvo 5 poras jaunų žmonių. Ir jie atėjo pas vyresniosius, sako, mes norim pradėti bažnyčią. Palaiminkit mus, paleiskit mus. Ir tai nebuvo eiliniai žmonės bažnyčioje, ten buvo tarnavimuose žmonės, aktyvūs žmonės bažnyčioje. Ir buvo iššūkis didžiulis. Pastoriui buvo iššūkis, vyresniesiems buvo iššūkis, ten buvo scenos, ten buvo daugiau visokiausių dalykų buvo tuo metu. Bet aš taip dėkingas viešpačiui, kad vyresniai suprato, kad jeigu mes paleisim ir palaiminsim, tai tikrai bus, Dievas kažką tai darys. Daugiau padarys. Iš tikrųjų, yra nauja bažnyčia, kuri auga, tarnauja viešpačiui ir ačiū Dievui už tą bažnyčią, bet tas gimimo procesas, tas skausmas, paleidimo, atidavimo yra labai sudėtingas. Labai sudėtingas. Panašiai kaip mes, pavyzdžiui, kada mūsų vaikai kūrė šeimą ir aš per santuoką klausiu tėvų, ar tikrai paleidžiate vaikus. Ypač mamytėms sunku. Tėvams lengviau biškutį, vyrai kažkaip tai, jeigu yra proga, gal įspirti užpakalį, kad greičiau išeitų iš namų, bet mama ten turi kito savo problemų turi ir ar tikrai paleidžiate? Ne tik tai, kad sutuoktiniai jau nuveidžiai pasakytų, taip, aš myliu, aš ten viskas iki mirties, iki grabo lentos būsiu su tavim, bet ar tėvai, ar jūs paleidžiate? Jeigu jūs nepaleisite, ir vis tiek laikysite savo vaikelį, brangų vaikelį, ir saugosite jį nuo to pavojaus, kuris dabar jo laukia, dabar jisai su svetimu žmogum gyvensit, kaip ten jisai išgyvensit, ten jie nesupranta vienas kito, ir mamytė ten skambina naktimis, ten skundžiasi, ten verkia kartu. Viskas, sugriausi šeimą. Sugriausi mamytę savo rankomis, sugriausi šeimą. Viešpatie padėk šitoj situacijai. Taip pat panašiai bažnyčioje, tegul viešpats padeda mums, kai jeigu ateis tas laikas, jums subręsite gimdymui. Tegul viešpats padeda, kad įvyktų tas dalykus. Aš nepranašauju, aš nesiruošiau tą kalbėti dabar, bet nežinau, kodėl tai kalbu. Bet tikrai
Pradėkime melstis už savo miestą, pradėkime melstis už savo regioną, melskime už mūsų šalį. Nebūtinai galbūt Mažeikiuose, galbūt Trakuose, jūs kažkas tai iš jūsų važiuos pradėti bažnyčią, aš nežinau, visokiausių dalykų gali būti. Pavyzdžiui, klaipėdiečiai ten, sakysim, miesto bažnyčia pradėjo bažnyčią Vilniuje. O taip, įdomiai, iš Klaipėdos važiuoja misionieriai Vilnių. Viešpaties keliai nežinome, bet apie tai mes sakom, viešpatį čia mes nereguliuosim. Bet pirma mūsų atsakomybė mūsų namai, ar ne? Tas, kur mes esame. Ir tegul viešpats palaimina kiekvieną iš jūsų šitame ieškojime. Aš atsiprašau, laiko aš užėmiau per daug labai. Bet nežinau, kada kitą kartą būsiu, todėl aš skubu. Aš juokauju. Tai tiesiog aš norėčiau pasimelsti kartu su jumis, gerai? Padėkoti viešpačiui, pažiūrėkime atgal į savo gyvenimą, padėkokime jam. Už tai, ką viešpats darė jūsų gyvenime. Padėkokime jam už sunkumus, už problemas, kurias turėjote, reikėjo spręsti, už konfliktus. Padėkokime jam viešpačiui, nes jisai turėjo tam tikrą planą ir šiandien jisai kažką tai tavo gyvenime padarė. Jis yra vertas šlovės, jis vertas gyrius ir padėkos mūsų viešpatie. Atsistokime, gerai maldojam. Didis Dieve viešpatie, Tėve dangiškasis, mes tau dėkojam, Tėve viešpatie, už tą nuostabų gyvenimą, kurį tu mums padovanojai. Viešpatie, kad tu išgelbėjai mus savo metu, išgelbėjai mus viešpatie, pašaukėjai mus, Tėve, ištraukėjai mus iš dugno, viešpatie, ištraukėjai mus iš mirties, viešpatie, Dieve, gniaužtų, Dieve, iš nuodėmės pančių ištraukėjai mus, išvedėjai mus iš kalėjimo, iš tamsos, viešpatie, pašaukėjai mus į savo nuostabę šviesą, iš savo artumą, viešpatie, padarėjai mus savo vaikais, viešpatie, dėkojam tau, Dieve. Viešpatie, mes ne viską suprantame, kas vyksta mūsų gyvenime, kas vyko, bet dabar žiūrime atgal ir dėkojame tau, Tėve, nes tu pravedėjai mus ir per mirties slėnį pravedėjai viešpatie, ir per įvairiausius išbandymus pravedėjai viešpatie, Dieve, ir per nusivylimus leidai mums nusivilti viešpatie tam, kad mes atrastumėm tave vėl iš naujo. Ir per klaidas, kurias tu leidai mums padaryti mūsų gyvenime viešpatie, dėkojam tau, Dieve, per tai mokėmės ir mokomės dabar, Tėve. Viešpatie, šlovinam tau vardą, Dieve, už tavo mokyklą. Šlovinam tau vardą, viešpatie, kad tu esi geras mokytojas, Dieve, kuris myli savo mokinius, kuris mokini viešpatie, Jėzau. Tu pats savo kūne, viešpatie, būdamas šitoje žemėje, parodėjai mums kelią, kuriuo mes turime eiti. Jėzau Kristau, dėkojam tau, viešpatie. Jėzau, dėkojam tau už tavo pamokas. Dieve, dėkojam už tavo žodį, Dieve, kurį tu mums palikai. Dėkojam viešpatie, Dieve, už bažnyčią, kurią tu įkūrė, įsteigė, Dieve. Ir kai mes šiandien skaitėme istoriją, viešpatie, skaitėme, kaip su pirma bažnyčia buvo apaštalų darbuose. Viešpatie, ten tikrai buvo tokie pat žmonės kaip ir mes. Viešpatie, su įvairiais nusistatymais, supratimais, viešpatie, Dieve. Bet tu juos panaudojai, viešpatie. Šlovinam tavo vardą. Dėkojam tau, Dieve, viešpatie, kad tau nėra neįmanomų dalykų. Net tokį keistą žmogų kaip mane, viešpatie, tu panaudojai, Dieve. Viešpatie, kiekvieną iš mūsų čia pašaukei, viešpatie, savo misijai, savo darbui, viešpatie. Dėkojam tau už bažnyčią, Dieve, čia, šitam mieste. Dėkoju tau, viešpatie, už pastorių, Dieve, už tarnautojus, viešpatie, už kiekvieną narį, viešpatie, gyvą narį, tavo kūno narį, viešpatie, Jėzau. O, Dieve, dėkojam tau, viešpatie, kad tu mūsų augini, viešpatie, Dieve, tam, kad būtumėm tavo liudytojais, būtumėm tavo tarnais, viešpatie, skelbtumėm tavo evangeliją, ne savo, bet viešpatie, Jėzau, tavo, kad tave, viešpatie, skelbtumėm ir išaukštumėm žmonėms, Dieve, kad jie priimtų ne mus, bet priimtų tave, viešpatie, Jėzau. Dieve visagalis, mes tu prašom, Jėzaus Kristaus vardu, keiski mane, viešpatie, keiski mane, Dieve, viešpatie, kad žmonės galėtų matyti manyje tave, viešpatie, Jėzau. Aš prašau to Jėzaus Kristaus vardu, šventoji dvasia, nuženk ant tavo bažnyčios, kaip sekminių dieną, viešpatie, nuženk, viešpatie, naujai, Dieve. Visagalis, mums reikia tavo dvasios, viešpatie, mums reikia tavo vedimo, viešpatie, tavo išminties, viešpatie, Dieve, šitame gyvenime, Dieve. Tikrai žinome, dabar dar labiau žinome, kad be tavęs nieko negalime, Dieve. Todėl šaukėmės tavęs ir prašom, viešpatie, būk, Dieve, mūsų gyvenime, viešpatie. Būk arti manęs, viešpatie, visada. Ir padėk man, viešpatie, trokšti tavęs, viešpatie, labiau negu ką kito, Dieve. Kad mano priklausomybė nuo tavęs vis stiprėtų, viešpatie, kad aš galėčiau atlikti tą darbą, kurį tu man pavedėjai. Viešpatie, dėkojam tau, viešpatie, už šitą laiką, kuriame gyvename. Dėkojam už iššūkius, kuriuos sutinkame.
Viešpatie, kaip skaitėme tavo žodį, tie visi iššūkiai, problemas, sunkumai, persekiojimai, viešpatie, viskas buvo panaudota tavo šloviai, tavo garbiai. Dydis, Dieve, mes tau dėkojam, mes tau vardą šlovinam, viešpatie. Tavim, Dieve, pasitikim, Dieve. Haleliuja, haleliuja, viešpatie. Būk pašlovintas kiekviename iš mūsų. Būk pagarbintas, Dieve, viešpatie. Kai mes būsime šviesa, kuri šviečia tamsoje. Mes būsime tavo liudytojai, tavo atstovai, viešpatie, tavo ambasadoriai, pasiuntiniai, viešpatie, tavo tarnai, kurie vykdo savo šeimininkų valią, kurie daro tai, ką šeimininkas liepia, tai daro laiku, tai daro visą širdimi, viešpatie, visų troškimų ir norų. Mes norime patikti tau, viešpatie. Mes norime, kad tu galėtum žiūrėti į mus su pasitenkinimu, Dieve, ir pasakytum panašiai kaip savo sūnui pasakei, štai yra mano mylimasis sūnus. Tai yra mano mylimoji dukra, kurią aš geriuosi, kuri įvykdys mano valią, kuri atėjo į šį pasaulį, gimė ir pagal mano planą ir jinai vykdys mano valią, kurią aš numačiau. Dieve, aš dėkoju tau, apreišk, viešpatie, mums save dar labiau. Tavim, viešpatie, pasitikim, Dieve. Ir padėk, viešpatie, mums neieškoti aukštų dalykų, bet tiesiog būti ištikimais tau tame, ką tu šiandien mums patikėjai. Tu pasakei savo žodį, jeigu būsi mažame ištikimas, pavesiu didesnį. Jėzaus Kristaus vardu prašau, Dieve. Padėk mums tai daryti. Tavo šlovė ir garbė. To prašau. Aleliuja. Amen.